Nu, va tokiais keliukais reikia atvažiuoti iki poilsiavietės. Ką čia darai? Aš dabar pasakysiu visus tūkstantį žodžių, kuriuos turiu. Kaip man patinka Ukmergės chebrytė mūsų, būna, žinai, gal ten važiuojam, tai aš to negaliu, ano negaliu. O Ukmergės chebrytėj parašom iš ryto, chebra, mes čia, atvažiuojat plovo valgyti. Ir visi atvažiuoja, be jokių maivimų. Žodžiu, šitą pasižiūrėsit po to, kai pavalgysit jau. Nes plovą aš gaminu pirmą kartą, receptų skaityti nemoku, tiesiog pagal receptą negaliu gaminti. Tai kas bus, neįsivaizduoju, bet vadinu tai plovu. Nu, nukris malkos ir jisai nukris. Džiaugiuosi gamta, Daliuk, labai džiaugiuosi. Be galo. Kad matytų mane, kokia čia buvo reakcija, kai aš atvažiavau, matyti jau tiek ištroškus gamtos, kad išleipau, kaip čia faina. Ir taip dariau. Padrūškė vaidina, kad ilsisi. O nusikriokus visa. Visa nusikriokus. Ne. Nusikriokus. Ne, man labai be galo smagu. Šypseną bandau gražią nutaisyti, bet kreiva, žinai, po 50 jau. Kreiva kažkokia šleiva. Buongiorno, Labą dieną. Daug chebros. Didžiausia, žinot kas? Aš žinot, kas juokingiausia. Net plovas tai priskilo. Turim tai. Nu nieko tokio, turėsim ką valgyti. Jau reiktų tada nuo ryto atvažiuoti kampuką užsiimti anksti. Kažkas daugiau. Plaukia prie surovė, neplaukia. Bet čia tokia srovė, kad turbūt tai nelabai jaučiasi. Gerą dieną! Žinau, ne? Va, pasižiūrėkite į šitą teigiamą žmogų. Negali jisai va šitą matyti.
Nu ką aš galiu pasakyti, gintarėlį? Tu aukso žmogus. Sėstų jėga.